Vienas pasaulis, viena šeima – tai mūsų misijos esmė. Ši idėja yra kilusi iš senovės Indijos principo, pagal kurį visas pasaulis laikomas viena didelė šeima. Būdami šeima, mes tikime, kad kiekvienas jos narys nusipelno rūpesčio ir palaikymo. Milijonams žmonių teikdami pagalbą 3 pagrindinėse srityse – tai maitinimas, švietimas ir sveikatos priežiūra – visiškai nemokamai. Anapurnos pusryčių programą pradėjome 2012 metais, tada pusryčiais maitinome vos 50 vaikų. Šiandien tai didžiausia pusryčių programa Indijoje. Milijonai moksleivių visoje Indijoje ir už jos ribų kasdien gauna subalansuotą, pilnavertį maistą, kad dieną pradėtų sotus ir pasiruošę mokytis. Mes tikime, kad įgyti išsilavinimą tai kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė. Esame įkūrę daug akademinių miestelių Indijoje ir kitose šalyse. Mes teikiame nemokamą išsilavinimą nuo 6 klasės iki doktorantūros studijų. Tai visapusiškas vertybėmis grįstas ugdymas, kuris suteikia ne tik aukštos kokybės akademinės žinias, bet ir skiepija dorovinės bei dvasinės vertybės. Šri Satya Sai žmogaus tobulinimo universitetas vaikams iš atokių bendruomenių ir nepasiturinčių šeimų atveria galimybės mokytis, anksčiau tai atrodė neįsivaizduojama. Teikdami kokybišką aukštąjį išsilavinimą tiems, kurie dažnai būdavo pamiršti ir ypatingą dėmesį skirdami mergaičių ugdymui, mes mažiname atskirtį švietimo srityje ir skatiname lyčių lygybę. Mūsų įkurti įgūdžių ugdymo centrai padeda kaimo jaunimui įgyti darbo rinkai reikalingus įgūdžius, o stipendijų programos remia tūkstančius kaimo vaikų. Mūsų pasiryžimą padėti bendruomenėms rodo ir JAV veikianti socialinės pagalbos organizacija People Shows. Mes padedame atskirti patiriančiam jaunimui įgyti skaitmeniniai ekonomikai reikiamų įgūdžių ir rasti darbą. Šis inovatyvus modelis leidžia teikti aukštos vertės verslo paslaugas, o tai keičia žmonių gyvenimus ir stiprina bendruomenes. Mūsų vizija apie nemokamą medicinos išsilavinimą tapo realybė 2023 metais, kai ministras pirmininkas Narendra Modis iškilmingai atidarė Šri Madhusudono Sai medicinos mokslų ir tyrimų institutą. Indijoje tai pirmasis nemokamas privatus medicinos institutas kaimo vietovėje. Ši institucija siekia ugdyti kilniaširdžius sveikatos priežiūros specialistus, pasiryžusius tarnauti didžiausią atskirtį patiriantiems mūsų visuomenės nariams. Mūsų sveikatos priežiūros misija neapsiriboja vien ligų gydymu. Mes kuriame pažangius sprendimus padedančius užtikrinti, kad medicinos paslaugos būtų prieinamos visiems. Per savo sveikatingumo centrų, mobiliųjų ligoninių ir daugiaprofilinių gydymo įstaigų tinklą mes teikiame nemokamą sveikatos priežiūrą tiesiogiai nuošalioms paslaugų stokojančioms kaimo bendruomenėms. Mūsų ligoninėse nėra jokių atsiskaitymų kasų. Visos paslaugos nuo profilaktinės priežiūros iki sudėtingų operacijų teikiamos nemokamai. Vedini vienintelio tikslo nepalikti ne vieno žmogaus nuošalyje, nuo 2016 metų mes savo veiklą išplėtėme už Indijos ribų, kad padėtume bendruomenėms visame pasaulyje. Geriausias šios idėjos pavyzdys – mūsų Šri Satya Sai Sanjivani padaliniai, sudarantys didžiausią pasaulyje nemokamų pediatrinės kardiologijos ligoninių tinklą, dovanojantis naują gyvenimą vaikams su širdies ydomis. Atsižvelgdami į nuolatos augančius poreikius visame pasaulyje, mes plečiame savo sveikatos priežiūros tinklą, statydami didžiausią pasaulyje nemokamą ligoninę. Ši 600 lovų ligoninė yra geriausias mūsų pasiryžimo užtikrinti visiems prieinamą sveikatos priežiūrą įrodymas. Mūsų vizija aiški – tai visuomenė, kurioje gyvenimo vertė matuojama ne sukauptu turtu, o nuoširdžia tarnystė tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Ir ši vizija tampa tikrove tik dėl mūsų pasaulinės šeimos indėlio bei dosnios paramos.
juk mes visi esame vienas pasaulis, viena šeima.